Labas rytas. Šiandieną draudimas jau baigėsi. Galima pradėti gaudyti lydekas ir žvejosim viename iš tų ežerų, iš kurių yra arčiausiai manęs, tai apie 6 km į vieną galą. Galim iš bėdos ir pėsčias nueiti. Pirmas žvejybos. Nugalasim rūdis nuo kablių. Ir pradėsim mėtyti. Kai sunkiai uždėti, šąla rankas. Šalna rytinė. Žiūrėsiu, kaip čia gausis sotumas. Ar jis pro tą žolyną pratraukt, ar neis. Ar iš vis net prieiti neis. O, neblogai. Ką, pirms metims. Keista, per tos 3 mėnesius, kai lydekų nežvejota, vėl iš naujo priprast reikia. O, mailiaus daug. Oi. Aha, čia biški problemas yra su priėjimais. Gerai, metam dar vieną. O, jas biški šiaušia paviršių. Labai gerai. Nors galėtų jie nebūti visai, nes ta šalna nemaloniai kutena per pirštus. Bet masalas dirbasi gerai. Rodos taip, kaip ir noriu išdirbti. Bet tai mailiaus, tai čia pilna kiek. Ir taip judėsim po biškį į priekį. Atbulinės eigos guolis pradeda šūdą malt. Ir nežinau, problemos su jie prasideda. Kas gerai iš jo, tai 3 dalykai turbūt sakyčiau. Tai stabdis ir rankenėlis dydis ir torgas. Tai vat, jeigu kas norėsit ant džerkinių masalų dirbti su tuo, su šerite, tai nerekomenduoju. Krankam tai gal ir auksinis dalykas tada būtų. Bet šiuo atveju aš jo nerekomenduoju. Pirma. Va. Pirma lydeka. Jepa. Reik. Eina. Pasikeičiau ritę. Bet viena ta tokia problemytė yra, tai stabdžio reikalas. Stabdžio trūkumas. Bet
Nieko, reikės kaip nors prisilaikant būgnelį pakirtinėti žuvį. Arba kaip jau išeis. Tai va, tęsim žvejybą vėl. Jau šį kartą bus ramu. Pagaliau. Nereikės čia dėjot vaikštant. Iškelių būgnelį reikia prisiveršti. Nereikės galvot, kad čia ir ritė atgal sukinėjęs. O, kai smagiai dirbasi. Taip, kaip turi būti. Čia gėliai yra daugiau. Reikia dėti... Kas čia? Gal nereikia. Ten žolės buvo. Nei velnio nereikia. Gylis ten mažas yra. Iš viso apie gylį čia šnekant, šiemet potvynių doro nieko nebuvo. Tokiu laiku turėtų būti bent minimum metras aukščiau turėtų stovėti. O čia yra tik taip dabar praktiškai su krantais, kaip vasaros laike. Jeigu vasarą taip padžiovins, tai čia visuose ežeruose turbūt turėtų rekordiškai mažas kiekis vandens būtų. Užmetimas geresnis. Viskas geriau ant šimankės yra. Turiu. O. Mažytis lydekytis. Nu va, pavyko išviliuoti. Ramiai. Taip. Va. Nu. Antra lydeka šiandieną. Darosi įdomu. Įdomu, kas toliau mūsų čia laukia. Nes būtent prieš tą šlaituką arba ant to šlaituką ir lydekytė ir iškilo. O! Trečias. Oi, tu peiliuk. Špakšt. Hihi. Kai visada pračekinam, patikrinam, kaip pavadėlis. Sveikutėlis. Truputį yra dantų, bet čia tik tokie įbrėžimukai. Nebijom visai. Debesėlių nėra visai. Saulė šviečia. Ir vieną kitą žuveliuką vis dar eina pagauti. Bandysiu keist nuo kokia žerverta. Bet ten turėtų būti toliau šlaitas didesnis. Bet ir ta visa atabrada baigėsi tolokai. Bet gal reikia tiesiog masalą pakeisti.
Tiesiog pabandyt, gal kažkaip kitaip jos reaguos. Nu, net ne visada man pačiam eina uždėti tą masalą normaliai. Šitas žiedukas biškį yra didesnis, sunku jį uždėti. Žiūrėsim, kaip čia reaguos dabar. Turėtų geriau užsimesti. Jau geriau. Pala. Yra. Yra. Kas čia dabar? O ne ešerys? Tu juokauji. Negalbūt. Koks ešerys? Ate. Gal dar vieną užkipsiu. Ešerys sugalvoju užkipti. Viena lydeka virš 60 cm ir 40 cm ešerys užkibo. Nustebino mane, nes toks žirkas didelis pasirodo ir ant to gali užkibti ešerys didelis. Įdomu. Nustebino. Jei neklystu, mano didžiausias ešerys ir yra 40 cm. Tai su pirma lydekų žvejybos diena pavyko dar sykį tą rekordą pasiekti. Nu ką, šiandien tiek. Šoksim į kitą dieną. Tai šiandien tiek. Legalus puolį, kokiais 60 viršaus centimetrų. Ir kaip puolė arti.
Grinai ant sekliuką parėję. Pakvaišėlis. Kas čia daras? Jau voblerį galima... Va, yra! Pabėga! Mačiau, kai sublizgėjo. Dabar jau viskas gavo. Dabar jau gavo. Nedaug trūka, jau būčiau jau turėjęs. Jutau, kad neblogai pakirtau, bet vis tiek neištraukiau. Jau per dantis gerai gavo. Nebūtų gavus, tai būtų ir dar porą sykių tikrai įėmus. Dosiki. Vėl. Vėl buvo kibimas. Dar sykį. Tu jį nepaėmė. Adasik. Vėl ėmė. O, yra. Turiu. Jeigu nepabėgs, dar gerai yra. O. Oho. Vakar vieną lydeką pagavom, buvo kibimų nemažai. Šiandieną žvėjuosiu ne vienas. Draugas, tai yra pusbrolis su guminukais. Ir matysim, kas ten kaip situacija. Bandysiu naują woblerį tą patį. Vakar aš tiek neturėjau to laiko, ten pažvėjau kokias porą valandų. Na, šiandien turiu gerą pusdienį, tai kokias bent 5 valandas tikrai bus. Ir susimatysim prie vandens.
Pervažiavome į kitą vietą. O, lydeks. Greičiausiai čia lydeks išvaikė mailių. Ai, čia rajukų pilna yra. Plaukiai žuvienį čia, oho. O, šūvis. Ataka. Neina kažkaip pagauti su plaukiančiais masaliukais, bastidžerkais. Dėsim rapalą atvičin repą. Ant tos ims. Ėmė pro šalį. Bet kažkaip nenoras kiek paimto, tik tai atstumt masalą. Blemba, jau buvo lyg paėmus ir vis tiek paleida. Amt ir nuplaukė. Vėl smūgis. Nu, dar kažką iš tų žolynų turėtų eiti iškrapštyti. Nes čia jau prasideda lapynai tankesnės žolės. Nes daug kur yra plikų vietų. Kažką reikia daryti. O, koks geras smūgis buvo. Stumia lauk visai. Stumia lauk masalą. O, nu, dar vienas syk. Dar negana. Bet jau per dantis gavo. Ir pirmai gavo per dantis. Lydeka pasirodė ir ta pati bele kiek sykių puolį. Ir vis tiek nepaėmė. Stumykla. Bet ką jom pasiūlyt? Apie tokiu, kas suveiks.
Nors ne vėl meluoju. Suveiks. Eik tu kibims koksai. Tai va didelį, tai aš dar tikiu, ką gal paimt. Tai va dar mažą maslą, jeigu užsidėčiau. Pagaučiau drąsiai, žinok. Drąsiai pagauti. Tikimybę galim padidinti į pagalbą salmoneliozei. O, sakiau, kad bus. Už lupikės kraštą. Nu, kelkis. O. Dainius turi. Trečią jau bus pagavęs. Kaip sakot? Ai, žolės įvarė. Nu, ein geryn. Nu, jie sako. Ein geryn pabiškį. Kaip sakai? Ai, turi? O, nelegalas. Ein geryn. Nu, judam toliau. Tas masalas tik uždėjau. Iškart kaip pradėjant juos. Mano universalus masaliukas. O. O dabar bus. Tik neaišku kas. O, kiba. Kibimas buvo. Jo, bet kažkoks pirgiukas greičiausiai grybštelėje. Mano pagavai. Sukčiau. Tik tai tokia. Tai čia mes įrasim mūsų vobleryzą. Ant tavęs dar nepakrikštijau nei vienos žuvytės. Kol kas tik kibimai. Nu ir viskas, mūsų 3 dienų žvejyba baigta. Ir visai neblogos tos 3 dienos. Apibendrinant per 3 dienas. Viena lydeka 89 cm, ešerys 40 cm, žodžiu. Lydekyčių
kiekis nemažas ir taip toliau. Veiksmo buvo. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrit.